Jau atvykau į Kauno oro uostą, vyksiu iš čia į Vilniaus oro uostą. Iš Vilniaus oro uosto vyksiu į Bergamo oro uostą, kur laukia jau manęs draugė. Ten turėsim 2 savaičių kelionę tik automobiliu. Šitas kelionės planas tai man ne naujas iššūkis, tik tai skirtumas, kad iš Lietuvos teko išvykti su visais patalais, kaldrom, paduškom ir taip toliau, o čia nežinau, kas mūsų laukia. Šiaip buvo iššūkis gauti automobilį tokį, kokį norim ir gera kaina. Tai 2 paras ieškojom, nemiegojom, bet vakar kažkaip tik pavyko užsirezervuoti, tai tikiuosi, kad gausim tokį, kokį būtent mes ieškojom. Tai nežinau, kažkaip ant mokėjimo neleido man padaryti, bet užrezervuoti lik viskas tvarkoj. Tai liksim kažkur prie ežerų, plano neturim. Nežinau, kaip kas bus ir kas mūsų laukia, bet manau, kad tikrai viskas bus gerai ir kelionė bus super.